Lietuvos vyrų rankinio rinktinė pradėjo kovą dėl kelialapio į 2017 metų pasaulio čempionatą. Pirmame atrankos etape lietuviai rungtyniaus su Bosnijos ir Hercegovinos, Slovakijos ir Kosovo rinktinėmis. Į antrą atrankos etapą atkrintamąsias varžybas pateks tik grupės nugalėtojai. Visada noriu sakyti, kad mes pavaryti, tačiau kol dar varžybos neprasidėjo, nieks dar nėra aišku. Su Kosovu tikrai niekada nežaidėm, negalim jų nurašyti. O su Bosniais esam žaidę, esam laimėję. Tačiau ir išvykoje esam pralaimėję, tad manau, čia tokios apylygės komandos esam. O su Slovakais turbūt praeitais metais berods rinktinė yra žaidus ir nugalėjusi Slovakus. Tad manau, šiek tiek už Slovakus esam stipresni. Tad manau, čia dėl pirmos vietos kovosime su Bosniais. Sekmadienį Kauno Sporto halėje Lietuvos rankininkai priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Lietuviai su Bosniais susitiko ir praėjusiame Europos čempionato atrankos turnyre. Abi komandos pasidalijo po pergalę. Lietuviai svečiuose pralaimėjo 3 įvarčiais, o namuose atsirevanšavo didesniu 4 įvarčių skirtumu. Tikimės ir šiemet tokio pačio rezultato. Mumis jisai patenkintų. Pasidalim po pergalę, bet kad įvarčių santykis būtų mūsų pusėje. Bosnija tikrai stipri komanda ir man atrodo paskutinės rungtynės praeitam cikle su danais, kada jiem reikalinga buvo pergalė ir jie galėjo kabintis ir išeiti į kitą etapą, pralaimėjo tik vienu įvarčiu Danijoje danams. Tai tikrai parodo apie šitos rinktinės galingumą. Taip kad tuom rezultatu, kad namuose mes nugalėtumėm daugiau negu pralaimėtumėm išvyką, aš būčiau patenkintas. Jie daug turi patirties, žaidė vis tiek Europos čempionate ir susižaidusi komanda. Sunku bus, bet stengsimės, kabinsimės ir bandysim įveikti juos. Iš 16 į rinktinę pakviestų rankininkų ne 10 rungtyniauja užsienio klubuose. Anksčiau Lietuvos rinktinės pagrindą sudarė Kauno Granito auklėtiniai, tačiau net 17 kartų Lietuvos čempionu tapęs Granitas pastaruosius 6 metus sostą užleido Klaipėdos Dragūnui. Todėl rinktinėje yra 3 Dragūno rankininkai, o iš Granito tik 1. Anksčiau Kaune buvo olimpinio sporto rezervo grupė ir tenais susirinkdo visi talentingiausi Lietuvos sportininkai ir sėkmingai dirbdavo ir tai ir buvo pagrindinė rinktinė žaidėjų kalvė. Aišku, paskui jie pasirašydavo kontraktus su Granitu ir to pasiekoje Granitas buvo stipriausia Lietuvos komanda. Dabar to neliko ir reikia dirbti jau grinai kaip ir kiekvienam klubui, tai matyt kažkur yra problemas. Tas olimpinis centras dabar yra atsiradęs Panevėžyje. Mes turime gimnaziją sportinę, bet jinai dar dirba 1,5 metų, manau. Tai truputėlį anksti laukti šios rezultatų, bet tikrai tikimės, kad tai bus tokias pats sėkmingas projektas, koks buvo Kaune. Po rungtynių su Bosniais kovas pasaulio čempionato atrankos turnyre Lietuvos rankininkai atnaujins kitų metų pradžioje. Panevėžio Sido arenoje savaitgalį vyks bokso kovos. Jau 17 metus iš eilės Panevėžyje rengiamas Europos čempiono Vitalijaus Karpačiausko vardo turnyras. Turnyrą pradėjom rengti nuo 1998 metų, kai baigiau savo sportinę karjerą 96 ir su federacija taip per susirinkimus nuplanavom, kad reiktų pradėti tokį kasmetinį daryti turnyrą tarptautinį. Ketvirtadienį prasidėjusiame turnyre kovoja beveik 100 boksininkų iš 10 valstybių. Armėnija turėtų gan stipri komanda būti Armėnijos. Vis tiek jinai yra iš toliausiai ir jau tikrai kokių eilinių lygio sportininkų jie neveš jau lyderius. Jau dabar girdėjau, kad ten yra ir keletą kartų, kurie Respublikas čempionai yra tapę ir tarptautinis rimtus turnyrus laimėję. Tai iš tokių kaip ir favoritų yra. Ir mes, aišku, tam lygiai bandysim pasirodyti, nenusileisti tom kitoms komandom. 1993 metais Europos čempionu tapęs Karpačiauskas džiaugiasi, kad po 22 metų pertraukos Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis vėl iškovojo Europos čempionato auksą. Perspektyvos pas jį, kaip man žiūrintis, yra gan jaunas boksininkas, aš dar tokių metų gal nelabai nesudalyvavęs net nei Europoje, nei pasaulio čempionatuose. Taip, kad jisai dar daug laiko turi siekti rezultatų ir linkiu jam, aišku, ir į olimpiadą patekti, jis dar turi šansų ir tikrai tikiu, kad šitą padarys. Taip pat mes įkvietėm ir į šį turnyrą atvažiuoti. Vitalijaus Karpačiausko vardo turnyre vyks ne tik suaugusiųjų, bet ir jaunių bei merginų varžybos. Baltijos vyrų tinklinio lygoje vėl rungtyniauja Lietuvos klubas. Vilniaus Flamingo Voliai po 6 metų pertraukos grįžo į Baltijos lygą, rungtyniauja kartu su 12 Latvijos ir Estijos klubų. Pusiau profesionaliu tapusiam Vilniaus klubui per sezoną prireiks 60 000 eurų. Jeigu komanda turi kokių 60 000 eurų, mes jau galime pakankamai
pakankamai normaliai, tvarkingai ir ramiai gyventi, dirbti, tobulėti. Pagrindinės išlaidos kaip ir visur yra atlyginimai ir veiklos organizavimas, išvykos taip pat. Realiai tam, kad iki normaliai suformuoto biudžeto dar kokių 20 000 eurų trūksta. Vilniaus komandos pagrindą ir toliau sudarys Lietuvos jaunių rinktinės tinklininkai, tačiau Flamingo gretas papildė ir patyrę lietuviai bei 2 legionieriai iš Ukrainos ir Baltarusijos. Vilniečiai jau sužaidė 2 rungtynes Baltijos lygoje ir pasidalijo po pergalę su Latvijos ekipomis. Šį savaitgalį Flamingo Voliai namuose susitiks su Estijos komandomis. Su ta sudėtimi, kurie mes turime dabar, mes galėjome šį sezoną baigti iš vis be pralaimėjimų. Tai situacija yra tokia, kad kiekvienas pralaimėjimas mums yra labai brangus ir labai svarbus. Bet pagal praeitą sužaistą savaitgalį mes pamatėme, kad nėra didelio atotrūkio, bent jau tarp tų komandų, su kuriuo mes žaidėme ir mūsų. Flamingo Voliai treneris tikisi, kad Baltijos lyga taps tramplinu talentingiausiems jauniems Lietuvos tinklininkams ir lietuviai prisivys net 5 profesionalius klubus turinčią Estiją, kurios tinklinio rinktinė pastaruoju metu nuolat dalyvauja finaliniuose Europos čempionatų etapuose. Iš paskutinių 4 Europos tinklinio čempionato finalų estai su savo milijono su biškiu gyventojų, jie dalyvavo 3, iš 4 3. Jaunimo amžiuje mes juos aplašinėjome, tai yra jauni amžiuje. Jaunimo amžiuje jau nebegalime, nes pas mus tiem jaunuoliam nėra kur eiti. Pirmas dalykas, antras dalykas, mes sporto mokyklose neparuošiam. Šiuo metu neparuošiam tokio lygio jaunius, kuriuos mes galėtumėm toliau auginti galbūt profesionaliuose komandose. Tai reikia iš vienos pusės pasitempti, dirbant su jaunimu, iš kitos pusės padaryti tą struktūrą, kur jie galėtų eiti, vystytis ir tobulėti toliau. Baltijos moterų tinklinio lygoje jau ne pirmą sezoną žaidžia 2 Lietuvos komandos – Jonavos Achema ir Kauno Heksa. Lietuvos krepšinio lygoje didžiausia savaitgalio intriga laukia sostinėje. Iš Pelenų Prienų klubą prikėlęs treneris Virginijus Šeškus grįžta į Vilnių ir sieks atkeršyti savo buvusiai komandai. Šeškus treniruojami Vytauto krepšininkai iškovojo net 6 pergalės iš 7 galimų ir kartu su Lietuvos Rytu žengia koja kojon, dalijasi 2., 3 vietas. Tačiau paklaustas, ar Prienų komanda gali pateikti staigmeną Vilniuje ir pratęsti pergalių seriją, treneris Šarūnas Sakalauskas atsakė. Ne, tikrai ne. Nes jeigu sudėtį nagrinėti, kokia yra, tai vienareikšmiškai Rytas yra stipresnis visose pozicijose. Paprasčiausiai man per 1., 2., 3., 4 poziciją, tai Lietuvos Ryte žaidžia ir Lietuvos rinkiniai žaidėjai, 1 pozicija Radas Iškevičius ir Argentinos rinkiniai žaidėjas Laprovitola ir Žygimantas Janavičius prieš vieną Šarūną Vasiliauską. Tai nesulyginami dalykai. 3 pozicija Lietuvos rinkiniai žaidėjas Gailius prieš Kisielių. Toliau Lavrinovičius prieš Dilį. Ir Antanas Kavaliauskas su Juciku prieš Čapukaitį. Sakalauskas įvardija 2, jo nuomonė, pagrindinės Lietuvos Ryto problemas, kodėl pajėgę sudėtį surinkę Vilniečiai nedžiugina savo žaidimu. Manyčiau, kad 2 priežastys. Tai viena, nebuvimas tikrai pajėgaus žaidėjo. Pagalvokim, kaip žaidžia stipriausia pasaulio kluba. Jeigu atsimintume, kaip žaidė 93-96 metais Chicago Bulls, tai turėjo Jordaną ir aplink pajėgių žaidėjų. Kaip žaidžia Clevelando Cavaliers, tai jie turi LeBroną Jamesą ir aplinkui taip pat žaidėjų. Kaip žaidžia Kauno Žalgiris, tai jie savo laiku turėjo Vimsą, kuris tempė visą komandą, turėjo pernai Andersoną, kuris taip pat tempė komandą. Tai manyčiau, kad Lietuvos Ryto komplektacijoje trūksta vieno deimanto. Vieno deimanto šitą komandą sprogtų, eitų į priekį, darytų viską. Antra, tai psichologiniai klausimai, matyt, kažkiek tai slegia tiek žaidėjus, tiek trenerių korpusą. Ten pergalių stoka taip pat veikia, tai manyčiau šitos 2 dalykus - psichologija ir labai gero žaidėjo atsiradimą pagerinus Lietuvos Rytas tikrai džiugintų Vilniaus miesto gyventojas gražiu žaidimu.
Vilniečiai savaitgalį turės galimybę pamatyti Lietuvoje retai vykstančias šiuolaikinės penkiakovės varžybas. Sostinėje vyks atvirasis Lietuvos čempionatas. Jame varžysis ne tik lietuviai, bet ir latviai, vokiečiai, rusai ir baltarusiai. Čempionate nedalyvaus tituluočiausi šalies penkiakovininkai – olimpinė čempionė Laura Sadauskaitė ir pasaulio čempionas Justinas Kinderis. Šeštadienį Kūno kultūros ir sporto manieže vyks fechtavimo, bėgimo ir šaudymo rungtys. Vėliau varžybos persikels į šalia esantį baseiną Olimpinė pradžia. Čempionai paaiškės sekmadienį Belmonto žirgyne. Lietuvos čempionų titulą jau užsitikrinę Vilniaus Žalgirio futbolininkai praleis 34 turą, tačiau įnirtinga kova laukia dėl A lygos bronzos medalių kovojančių komandų. Klaipėdos Atlantas ir Marijampolės Sūduva susitiks su Kauno komandomis. Sekmadienį Atlantas svečiuose žais su Stumbru, o antradienį Sūduva priims Spyrį. Praėjusiame ture Žalgiriui pralaimėjęs Atlantas nuo Sūduvos atsilieka 3 taškais. Kitame ture su Žalgiriu teks žaisti ir Sūduvai. Iki čempionato pabaigos lieka 3 turai. Lietuvoje populiarėja nauja kovinė sporto šaka – graplingas. Tai visų imtynių rūšių miksas, kuriame kovotojus varžo mažai taisyklių ir nugalėtoją lemia vienintelis pergalingas veiksmas, o ne kartais subjektyvūs teisėjų sprendimai. Šakiuose sekmadienį vyksiančiame Lietuvos graplingo čempionate kovos net 150 sportininkų. Lietuvos graplingo federacija prieš porą metų įkūrė žinomas šalies kovotojas Kęstutis Smirnovas, kuris išrinktas ir Tarptautinės graplingo federacijos prezidentu. Šiais metais Lietuvoje vyko pirmas Europos graplingo čempionatas.